Labas vakaras, tariu iš Alytaus miesto stadiono ir šiandien čia jau lemiamų kovų metas. UEFA moterų čempionių lygos atrankos turnyre Šiaulių Gintros universiteto komanda nebeturi kur trauktis. Šiandien yra reikalinga pergalė ir ta pergalė yra reikalinga prieš šiuo metu grupėje pirmaujančią Vlaznijos komandą iš Albanijos. Albanijos čempionės kol kas per 2 žaistus susitikimus iškovojo 2 pergalės ir Šiandien Albanijos čempionėms viskas atrodo, paprasčiausia turbūt, jom užtenka ir lygiųjų, ir jos keliautų į kitą etapą. Gintros universiteto komanda savo ruoštų visų pirma turi laimėti, o ar užteks pergalės vieno įvarčio skirtumų priklausys jau nuo kitų šios atrankos grupės rungtynių, kurios lygiai tuo pat metu prasidės Marijampolėje. Ten Wexford Youths komanda susitiks su Birkirkaros ekipa ir esminis dalykas bus taip pat ir tų rungtynių baigtis. Jei nutiktų taip, kad Birkirkaros komanda neleistų Wexfordo ekipai laimėti, tokiu atveju Gintros universitetui šiose rungtynėse užtektų pergalės vieno įvarčio skirtumų ir šiaulietės keliautų į kitą čempionų lygos etapą. Jeigu Wexfordo komanda laimės prieš Birkirkaros ekipą, Gintrai čia reikės pergalės bent jau 2 įvarčių skirtumų. Taigi, iš kitos pusės turbūt nelabai reikia dairytis Gintrai į tai, kas vyksta kitame stadione šiuo metu, o reikia spręsti savas užduotis čia, reikia sužaisti geras rungtynes ir reikia paprasčiausiai iškovoti pergalę. Visų pirma, reikia galvoti apie pergalę, aišku, kad ir vieno įvarčio skirtumų, o paskui jau žiūrėti, kaip viskas dėliojasi ir kaip viskas gaunasi. Iš kitos pusės tos pergalės čia niekas tikrai lengvai neatiduos. Vis tik tai Vlaznijos komanda mėgsta gintis, tai parodo vien ir taktinė šios komandos schema. Komandos treneris Nikolinas Leka šiandien išrikiavo 5 gynėjų liniją. Tiesą sakant, tai nėra kažkokia turbūt staigmena Rimantui Viktoravičiui, vis tik Vlaznijos komanda visame šiame atrankos turnyre žaidžia būtent tą pačią taktinę schemą 5-4-1 ir turbūt vienas esminių dalykų, kad šiandien, jeigu Vlaznija mušė 3 įvarčius į Wexford Youth komandos vartus, jeigu mušė 1 įvartį į Birkirkaros ekipos vartus, šiandien tikrai nemušami įvarčiai bus Vlaznijos ekipos prioritetas ir šiandien yra svarbiausia Albanijos čempionėms apsiginti. Čia viena iš kol kas įdomiausių Gintros universiteto komandos atakų ir šį kartą viskas baigėsi kampiniu. Kampiniai gali duoti naudos. Šiandien Vlaznijos komanda verčiasi be vienos iš pagrindinių žaidėjų gynybos grandyje. Kalbu apie 22 metų gynėją Esmeraldą Franją. Ji dėl 2 per pirmasias 2 rungtynes gautų geltonų kortelių šiandien rungtynes praleidžia dėl diskvalifikacijos. Tiesa, tokią pačią futbolininkę turi ir Lietuvos čempionės, Pietų Afrikos Respublikos rinktinės narė Germaine Seoposenve. Taip pat susirinko 2 geltonas korteles per pirmuosius 2 susitikimus ir šiandien rungtynėse taip pat komandai padėti negali. Būtent dėl to Rimantas Viktoravičius taip pat buvo priverstas šiek tiek kitaip išrikiuoti savo komandą. Šiandien tiek Algimantė Mikutaitė, tiek Vila Kazy yra aikštėje ir Vila Kazy šiandien laukia daugiau atakuojančių funkcijų, kad ir dabar. Vila Kazy toje vietoje, kurioje per pirmasias 2 šio atrankos turnyro rungtynes praktiškai jos nematėme ir nelabai turėjo jinai ten intencijų būti. Čia perdavimas į kraštą, Simona Veličkaitė. Į baudos aikštelę stabdosi kamuolį Miranda Nil, šiek tiek per toli. Ta kamuolį atleido ši Tailando rinktinės futbolininkė, bet toliau tęsiasi
Gintros ataka ir bent jau tos pirmosios rungtynių minutės, siunčia turbūt aiškę žinią, kam šiandien labiau reikalinga pergalė ir kas šiandien tos pergalės sieks bet kokia. Kaina, aišku, nesakau, kad Laznijos komanda to nedarys, bet Gintra vis tiek. Kaip pažiūrėsi, yra šių rungtynių favoritė, Gintra lygiai taip pat žaidžia prie savųjų sirgalių, čia Gailevičiūtės smūgis ir šį kartą gelbsti savo komandą Danielė Edzel, vartininkė iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurie šioje komandoje jau rungtyniauja ne pirmus metus, bet yra viena iš svarbiausių ekipos futbolininkių, o dabar turbūt galime susipažinti ir su startinėmis komandų vienuolikėmis, taigi be jau mano minėtos Danielės Edzel vartininkės iš Jungtinių Amerikos valstijų, Laznijos komandoje taip pat 4. numeris Cassidy Blanchard, ji taip pat yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, 5. numeris Arbiona Bairaktari, 6. numeris Sara Malik, 8. numeris Hannah Dowsett, dar viena amerikietė, taip pat 9. numeris Amanda Doyle, dar viena amerikietė, 11. numeris šiandien komandos kapitonės pareigas einanti Maggie Doci. Šiandien sakau todėl, kad prieš tai įprastai komandos kapitonės pareigas eina jau mano minėta Esmeralda Franja, kurios šiandien su komanda nėra. Taip pat 16. numeris Lucia Gdžini, 18. numeris Aidena Mustafa, 19. numeriu pažymėtais marškinėliais vilki legionieriai iš Juodkalnijos Aleksandra Popovič ir 23. numeris dar viena Juodkalnijos atstovė Milica Vulič. Komandos vyriausiasis treneris, kaip jau minėjau, yra Nikolinas Leka. Ir kuo turbūt išsiskiria Laznijos komanda lyginant su Birkirkaros ir Wexford Youths komandomis, tai remiasi pakankamai nemažu skaičiumi legionierių. Šiandien vien startinėje sudėtyje yra 6 legionierės Laznijos komandoje. Ir kas yra svarbiausia, kad tos legionierės šioje komandoje vaidina tikrai labai didelį vaidmenį, griežia pirmaisiais smuikais. Palyginimui dvi iš futbolininkių, dvi legionierės, kalbu apie Hannah Dowsett ir Amanda Doyle, jos šiame turnyre jau pasižymėjo po kartą. Ir tikrai šiandien iš šias futbolininkės net nebijoju, kad Gintros komanda atkreipė papildomą dėmesį. Ir Gintros vienuolikė atrodo taip, vartuose nieko neįprasto, Greta Lukančiukė, numeris 12, 2. numeris Notandovila Kazy, 3. numeris Anastasija Filenko, 4. Algimantė Mikutaitė, 7. numeris Dovilė Gailevičiūtė, 8. Liuba Gučenko, 9. numeris kol kas vienintelė futbolininkė Gintros komandoje šiame atrankos turnyre mušant įvarčius. Kalbu apie Izadorą Freitas, čia Simona Veličkaitė ir ojojoj, kokia proga dabar lieka neišnaudota, bet tikrai kokybiška ir gera ataka gavosi šį kartą. Aišku, turbūt kamuolys buvo siųstas visų pirma Mirandai Nild, bet šiai futbolininkai to kamuolio pasiekti nepavyko ir gerai, kad ten Simona Veličkaitė taip pat atsidūrė ir aišku, tuo pačiu gaila, kad nepavyko vis tik tai to kamuolio pasiųsti į vartus. Taigi toliau sudėtyje, kaip jau minėjau, 9. numeris Izadora Freitas, ji vienintelė muša įvarčius Gintros komandai šiame atrankos turnyre, 13. numeris Vestina Neverdauskaitė, 16. numeris ką tik mano minėta ir atakos smaigalyje atsidūrusi Simona Veličkaitė, 21. numeris Miranda Nild ir 22. numeriu pažymėtais marškinėliais vilki Ana Pilipenko. Kaip jau sakiau, komandos vyriausiasis treneris yra Rimantas Viktoravičius. O šioms rungtynėms teisėjauja ta pati teisėja, kaip ir paskutinėme susitikime su Wexford Youths komanda, Bulgarė Kristina Guteva, jos asistentė taip pat Bulgarė Pavleta Raškova ir pasikeitimas likusioje arbitrių brigados dalyje šį kartą, pirmą kartą šiame turnyre Gintros rungtynėse dirba ne teisėjos iš Nyderlandų, o teisėjos iš Danijos. Kalbu apie vieną asistentę
Linė Marija Rasmussen bei rezervinė rungtynių arbitrė Tina Kristensen. Tokie, sakykime, pagrindiniai akcentai iš oficialių žmonių ir komandų sudėčių šiandien. Beveik 10 minučių prabėgo čia ir kol kas Vlaznijos komandos tai yra vienas apskritai pirmųjų apsilankimų Gintros aikštės pusėje ir nebuvo toksai ramus tas apsilankimas, kuris vis dar tęsiasi. Kampinis. Čia Kampinis prie Gintros vartų. Vlaznijos komandoje taip pat yra žaidėjų, kurios gali sėkmingai grumtis antrajame aukšte ir čia be jokios abejonės reikia atkreipti dėmesį. Reikalinga maksimali koncentracija. Pirmasis Kampinis prie Gintros vartų. Perdavimas nuo Kampinio gairelės ir čia pavojus. Čia iškart pavojus ir Arbijona Bairaktari smūgiavo čia. Pralaimėjo ten mikrodvikovą nuo Tandovilo Kazi. Ir Greta Lukančiukė grąžins kamuolį žaidimą nuo savųjų vartų. Čia Mikutaitė turi suspėti prie kamulio ir saugoti į savo komandai. Jokių būdų negalime to kamulio leisti už galinės linijos, nes tuo atveju būtų buvęs dar vienas Kampinis. Gailevičiūtė. Jos perdavimas į priekį Mirandos Nildlink. Čia Izadora Freitas, Vila Kazy. Šiaip įprastai žaidžia krašto gynėjos pozicijoje. Šiandien rungtyniauja krašto saugės vietoje, bet tai tikrai neturėtų būti labai didelė problema. Čia Ana Pilipenka ir jo šūvis iš toli. Pabaigiant mintį apie Vila Kazy, mėgsta. Net ir rungtyniaudama krašto gynėjos pozicijoje, Vila Kazy dažnai jungiasi prie komandos atakų, būna aktyvi. Tad tas žaidimas toje pozicijoje, kaip jau sakiau, tikrai neturėtų būti kažkokia didelė naujiena ir labai didelių problemų šiai futbolininkiai nekels. Bet rungtynių pradžioje tos tendencijos yra pakankamai geros. Jau trečias Gintros komandos smūgis varžovių vartų link. Taip, kol kas vos vienas iš tų smūgių pasiekė vartų plotą, bet tai jau yra malonus akiai dalykas. Čia Dovilė Gailevičiūtė vos nesuklysta ir nepraranda kamulio. Izadora Freitas išsilaisvina iš varžovių gynybos ir dabar yra šansas pakeitus atakos kryptį pradėti ataką. Mikutaitė atgal per Vestiną Neverdauskaitę. Gailevičiūtė. Jos perdavimas reaguoja šioje vietoje amerikietė Cassidy Blanchard. Filenko yra kitoje pusėje Simona Veličkaitė. Dabar Gailevičiūtė ją pamato. Bet labai lengvai susitvarko ten su Simona Veličkaitė varžovių futbolininkė. Aišku, tas perdavimas jau buvo galbūt kiek ir pavėluotas. Gailevičiūtė perima kamuolį ir atlieka perdavimą į baudos aikštelę ten iš už šoninės linijos. Teks išmesti kamuolį į žaidimą Lietuvos čempionėms. Gailevičiūtė. Teks pakartoti dar kartą kamuolio grąžinimą į aikštę. Ten Simona Veličkaitė kiek ne iš tos vietos tą padarė pirmojų bandymų. Ir dar vienas Kampinis. Uždirbo jį ten Simona Veličkaitė bei Izadora Freitas bendromis pastangomis. Jau trečias Kampinis, kurį kels Šiaulių Gintros universiteto komanda. Šį kartą nusprendžia jį įžaisti. Perdavimas. Vila Kazy. Dar kartelį bando atlikti perdavimą į baudos aikštelę. Ir dar vienas Kampinis. Per nepilnai sužaistas 15 minučių jau 4 Kampinius
sugebėjo šiaulietės uždirbti prie varžovų vartų. Na ir tai tiesiog rodo elementariai, kad šiandien šiaulietės į aikštę žengia su labai dideliu nusiteikimu. Mikutaitė, jos perdavimas. Čia Pilipenka ir ojojoj. Dar vienas smūgis visai šalia vartų ir kol kas, nors ir nėra labai pavojingų smūgių į vartų plotą, bet tikrai turėtų sunerimti Vlaznijos komandos trenerių štabas, turėtų kiek nejaukiai jaustis ir gynėjos, vis tik tai tų erdvių ir skylių gynyboje galime matyti. Prieš tai minėjau, kad šiandien dairysimės ir į tai, kas vyksta kitose šios grupės rungtynėse, kas vyksta Marijampolėje ir bent jau kol kas ten taip pat 15 rungtynių minutę Birkirkara bei Wexford Youths komanda žaidžia lygiosiomis. Priminsiu, kad toks rezultatas ten Gintros komandai būtų kur kas palankesnis, bet kokiu atveju Gintrai vis tiek reikalinga pergalė čia. Prarastas kamuolys, reikia grįžti į gynybą ir tarp dviejų Gintros futbolininkų čia Lucija Džini pakankamai lengvai išsisuko. Gailevičiūtė. Lieka kamuolys Gintros komandai. Anastasija Filenko. Šiandien, kai Gintra atakuoja, vienas toks pakankamai išsiskiriantis lyginant su praėjusiomis rungtynėmis dalykas, kad Anastasija Filenko kyla. Kyla pakankamai aukštai atakų metu ir šiandien yra pasiruošusi dalyvauti komandos atakų kūryboje. Šiaip priminsiu, kad dar pirmosiose šio atrankos turnyro rungtynėse su Birkirkaros komanda Anastasija Filenko rungtynės ir pradėjo kaip saugė, bet iškritus iš rikiuotės Karen Bender futbolininkė pakeitė savo poziciją ir dabar rungtyniauja gynyboje, o čia pražanga. Izadora Freitas nukentėjo šioje situacijoje. Jau po to, kai kamuolys buvo nukeliavęs toliau su komandos draugių pagalba atsistoja Izadora Freitas ir reikia tikėtis, kad viskas čia yra gerai. Na, tai yra šansas Dovilei Gailevičiūtei. Dovilė Gailevičiūtė gali tokioje situacijoje siųsti kamuolį į vartus, iškart į atmintį grįžta Gailevičiūtės įvartis vilkint Lietuvos moterų rinktinės marškinėlius. Na ir čia tas įvartis būtų labai reikalingas. Pakankamai gausiai Albanijos čempionė sustojo į gyvatvorę, bet ir tokią gyvatvorę įmanoma perkelti. Gailevičiūtė, jos smūgis ir šį kartą vėl Danielė Edzel gelbsti savo komandą. Pakankamai, sakykime, neblogas buvo Gailevičiūtės smūgis, bet įvarčio pelnyti kol kas nepavyksta. Gučenka arčiau baudos aikštelės, Miranda Nild kovoja dėl kamulio ten, Freitas atgal, vėl gavo per kojas Izadora Freitas, bet leidžia rungtynių arbitrė žaisti toliau. Pilipenka, jos smūgis kairę koją ir vėl tiesiai varžovių vartininkai į rankas. Jau trečias Gintros universiteto komandos smūgis į vartų plotą. Ir kas turbūt dar svarbiau, kad varžovės Lietuvos čempionų aikštės pusėje kol kas nelabai ir turi ką pasiūlyti.
Na, bet kaip ir minėjau pačioje transliacijos pradžioje, šiandien ne tai yra prioritetas, kalbant iš Albanijos čempionių perspektyvos. Gučenka tolyn nuo savųjų vartų, čia Miranda Nild. Tokius kamuolius ši futbolininkė tikrai gali laimėti ir tai yra vienas iš jos privalumų. Šį kartą nepavyko to padaryti, bet viskas greitai baigėsi tuo, kad Albanijos ekipa ir vėl grąžina kamuolį Gretai Lukančiukei tiesiai į rankas. Gučenka. Dar vienas perdavimas į priekį. Na ir šiandien bent jau rungtynių pradžioje nuolat yra ieškoma aikštėje Miranda Nild. Atakų smaigalyje, na taip, yra tvirtai sudėta futbolininkė, aukšta futbolininkė ir gali tokiose situacijose duoti naudos. Čia Izadora Freitas norėtų pražangos, tos pražangos nėra. Vilakazi, Pilipenka. Prieš dvi varžovės dabar ji. Atžaidžia kamuolį atgal. Filenko, Gailevičiūtė. Beličkaitė. Reikia žaisti iki galo ir Albanijos komandos gynėja Sara Malik tiesiog nerizikuoja. Siunčia kamuolį už šoninės linijos. Freitas. Atgal. Filenko. Ir dabar Izadora Freitas buvo atsidūrusi nuošalėje. Dar ir įspėjimą, atrodo, gauna dabar iš Kristinos Gutevos. Pakankamai daug darbo atlieka aikštėje Anastasija Filenko, dabar sudalyvavusi komandos atakoje vėl yra priversta gintis. Mikutaitė. Miranda Nild vienu lietimu, Pilipenka. Ir Pilipenka siunčia kamuolį ten, kur nieko iš komandos draugių nėra, nors turbūt tikėjosi, kad ten bus Vilakazi. Dabar Mikutaitė. Su Vilakazi atrodo trumpam susikeitė pozicijomis. Vilakazi grįžo arčiau savųjų vartų, Mikutaitė buvo pakilusi aukščiau, bet na, krašto futbolininkių žaidime tai yra turbūt visiškai normalus dalykas. Pratęs savo ataką Albanijos čempionės. Ir dar keletą metrų sugeba laimėti Vlaznijos futbolininkės. Ir dar keletas metrų į priekį. Ten labai nenorėjo pažeisti taisyklių Anastasija Filenko, todėl taip pakankamai, sakykime, lengvai leido varžovį išsisukti. O vėliau vėl viskas baigėsi tuo, kad kamuolys atsidūrė už Gintros universiteto komandos vartų. Mikutaitė. Neverdauskaitė. Na, čia kartais atrodo jau drąsėja, įsidrąsina Vlaznijos komandos futbolininkės ir leidžia savo ir paspausti Gintros komandą jų aikštės pusėje. Čia Mikutaitė, nepavyksta išsaugoti kamuolio aikštėje ir tas spaudimas dabar duoda naudos. Albanijos čempionėms reikėtų vengti tokių dalykų. Tuo puikiai įsitikino Wexford Youths komanda, kuri žaisdama su Vlaznijos ekipa buvo favoritė, sugebėjo netgi pirmauti rezultatų 1-0, bet vėliau
per 12 minučių. Sugebėjo praleisti 3 įvarčius ir liko be pergalės. Čia vėl Danielės Edzel rankose kamuolys. Į pusę. Pirmasis rungtynių kėlinys. Kol kas Gintra yra geresnė komanda, bet to paversti apčiuopiamą persvarą kol kas dar nepavyko, nors progų keletas tikrai buvo labai neblogų. Čia Blatchard. Doči. Ir pražanga. Čia Anastasijai Filenko. Ir geltona kortelė. Štai toks yra Kristinos Gutevos sprendimas. Labai nenorėjo su tuo sutikti trečiasis Šiaulių Gintros universiteto numeris Anastasija Filenko. Na ir tuo teisėjos sprendimu neįtin patenkinti buvo ir Šiaulių Gintros universiteto trenerių štabo nariai, apeliuodami tai, kad prieš tai net kelios pražangos buvo prieš Gintros futbolininkės ir už tai jokių kortelių niekas nerodė, o dabar čia pirmojų bandymų, pirmąją pražangą iškart buvo parodyta geltona kortelė. Na, bet nereikia daryti dėl to didelės tragedijos ir nereikia koncentruotis į tai, reikia toliau vykdyti savo užduotis ir toliau siekti įvarčio, be kurio šiandien keliai į kitą etapą bus uždari. Čia štai tokia pavojinga situacija. Ir neįtin užtikrintai čia galima sakyti sužaidė Gintros vartininkė. Taip, kamuolį atrėmė, bet čia buvo panašu į tai, kad Greta Lukančiukė jau laukia, kol tas kamuolys tiesiog kirs galinę aikštės liniją. Čia pražanga. Mirandai Nild, na, galbūt ne tiek pražanga, bet pavojingas žaidimas užfiksuotas čia. Na, bet kaip ir sakiau, kėliniui verčiantis į antrąją pusę, Vlaznijos komanda įsidrąsina ir čia gali būti labai pavojinga, pavyksta kažkokiu būdu Gintros komandai apsiginti, bet ten Amanda Doyle buvo atsidūrusi atakos smaigalyje ir tikrai labai pavojingai viskas čia atrodė. Priminsiu, kad Amanda Doyle, legionierė iš Jungtinių Amerikos valstijų, šiame atrankos turnyre jau yra pasižymėjusi įvarčių. Dabar dar vienas kampinis. Jau antrasis prie Gintros vartų. Lukančiukė šį kartą žaidžia patikimai. Čia kaip iš dviejų Gintros futbolininkių išsisuko ta pati Amanda Doyle. Na, tokiose situacijose dvi gynėjos. Jeigu būtų galbūt atakuojančios futbolininkės, galbūt būtų kitaip, bet čia buvo dvi besiginančios žaidėjos ir, na, tokių epizodų reikia vėlgi vengti. O Vlaznijos komanda atrodo pajautė, kad Gintra šiandien nėra pasiruošusi spaudimui ir jau kelintą ataką iš eilės sugeba nutraukti jai net neprasidėjus. Čia Liuba Gučenko nervuojasi ir už tai gauna geltoną kortelę. Aišku, tos geltonos kortelės vėlgi taip leidžia tęsti rungtynes, bet iš dalies lengvina gyvenimą Vlaznijos komandai. Nes, tarkim, jeigu būtų situacija, kurioje tektų gelbėti komandą, tai pačiai Liubai Gučenko, tai pačiai Anastasijai Filenko, na, grubi pražanga
galėtų kainuoti ir rungtynių pabaigą. Futbolininkai turiu omenyje, jeigu būtų gauta antra geltona kortelė. Ir gali tekti dabar šioms dviems futbolininkėms pasisaugoti. Neverdauskaitė, Gučenka. Nepavyksta Simonai Veličkaitei išsaugoti kamuolio aikštėje. Ir vėl kamuolys liks Vlaznijos ekipai. Freitas, Vilakazy. Čia žaidimas ranka yra fiksuojamas ir galima pagalvoti apie greitą išėjimą ataką, bet ne. Vilakazy nusprendžia palaukti, kol komandos draugės nukeliaus į varžovų aikštės pusę. Na, įdomu tai, kad su Vlaznijos komanda Lietuvos čempionės jau kartą žaidė UEFA čempionių lygos atrankos turnyre. Dar 2014 metais taip pat Lietuvoje vykusiame atrankos turnyre Gintros universiteto komanda Albanijos čempionės sugebėjo įveikti rezultatu 5-0 ir tada jokių problemų su šia ekipa neturėjo. Šiandien kol kas atrodo viskas kiek kitaip. Na ir pati, aišku, Vlaznijos komanda šiame atrankos turnyre rungtyniauja labai neblogai. Labai nedaug trūko, kad Simona Veličkaitė suspėtų prie kamulio. Tikrai labai geras perdavimas buvo iš gilumos. Bet šiek tiek pritrūko. Keletos centimetrų, keletos sekundžių. Na, bet vėlgi futbolas toks sportas, kad net ir tokios smulkmenos yra labai svarbios. Gailevičiūtė. Pražanga. Vėl yra fiksuojama aikštės viduryje. Neverdauskaitė. Filenko. Gučenka. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Ten Miranda Nil bando kovoti. Čia Mikutaitė nepataiko į kamuolį ir tas kamuolys dabar jau Amandos Doyle kojose. Doyle ilgai lieka su kamuoliu. Šį kartą viskas baigėsi netikslių perdavimų, bet, kartais atrodo ir Gintros futbolininkės pasimetusios. Čia Liuba Gučenka. Su kamuoliu susitvarko. Simona Veličkaitė, Gailevičiūtė yra kitame krašte Vilakazy, bet čia perdavimas Izadoros Freitas link. Ir dar vienas kampinis. Tų kampinių daug, šiandien jau 5-asis, kurį kels Gintros komanda, bet kol kas pakelti to kampinio taip, kad jis keltų realią grėsmę Vlaznijos ekipos vartams, dar nepavyko. Mikutaitė, palei galinę liniją, čia susikuria erdvės dabar ji, Pilipenka ir šiek tiek pritrūko, kad pasiektų kamuolį patogiai ir vėliau jau tas
desperatinis bandymas tą kamuolį pasiekti, na, jokios grėsmės varžovų vartininkai nekėlė. Mikutaitė bando siųsti kamuolį arčiau varžovų baudos aikštelės. Neverdauskaitė. Gailevičiūtė. Vėl Simona Veličkaitė. Bando vieną prieš vieną žaisti čia Lietuvos moterų rinktinės saugę. Na, bet nėra taip lengva. Pilipenka. Ir dar kartelį iš už šoninės linijos teks grąžinti kamuolį į žaidimą. Ir atitenka kamuolys Albanijos čempionėms. O iki pertraukos lieka apie 10 minučių. Tuo metu nekokios naujienos Gintrai keliauja iš Marijampolės. Ten Wexford Youth komanda išsiveržė į priekį rungtynėse su Birkirkaros ekipa ir pirmauja rezultatu 1-0. Priminsiu, kad Wexfordo komandos pergalės atveju Gintros šiose rungtynėse paprasta pergalė jau nebetenkina. Tokiu atveju reikės pergalės bent jau 2 įvarčių skirtumų. O čia kol kas vis dar 0-0. Aišku, laiko dar labai daug. Bet na ir vaizdas aikštėje, aišku, šiek tiek pasikeitė nuo to, ką matėme per pirmasias. Turbūt 15-20 minučių, kai Gintra tikrai dominavo ir kūrė vieną progą po kitos. Tada pasižymėti nepavyko ir po to įsidrąsino šios dienos varžovės. Aleksandra Popovič grąžina kamuolį į žaidimą. Vilakazy ir laimi kamuolį Gintros ekipai Afrikietė. Filenko. Gučenka. Na, šiandien Gintros komandos žaidimo koncepcija labai paprasta. Esant progai siunčiamas kamuolys Mirandos Nildling, bet bent jau kol kas dar šią vasarą pasaulio moterų čempionate rungtyniavusi Tailando rinktinės futbolininkė už tų kamuolių, na, užsikabina labai retai. Lukančiukė. Filenko. Miranda Nild. Jos perdavimas į kraštą. Vilakazy susikūrė erdvės čia. Vilakazy perdavimas čia. Veličkaitė. Ir vėl labai nedaug trūksta, kad pavytų kamuolį Simona Veličkaitė. O tuo metu Wexfordo komanda Marijampolėje muša ir antrąjį įvartį. Kas turbūt reiškia, kad na, šiandien Gintra turi galvoti ne tik apie pergalę. Gintra šiandien turi pradėti galvoti ir apie pergalę bent jau 2 įvarčių skirtumu. Pražanga Anai Pilipenkai. Nemažai kovos dabar buvo šioje situacijoje aikštės viduryje ir rungtynių arbitrė Kristina Guteva nusprendė, kad taisyklių pažeidimą reikia fiksuoti šioje situacijoje. Tas, aišku, labai paranku Glaznijos ekipai.
Vlaznijos ekipa taip pat, šiandien net ir pralaimėjusi Gintros komandai gali žengti tolyn, jeigu Veksfordo komanda ten Marijampolėje viską išspręs ir sugebės įveikti Birkirkaros komandą, o Gintros ekipa nesugebėtų laimėti 2 įvarčių skirtumų. Jeigu, tarkim, Gintra laimėtų tik 1 įvarčio skirtumų, tada į kitą etapą vis tiek keliautų Vlaznijos ekipa, kurios situacija, kaip jau sakiau, tikrai labai nebloga. Šioje situacijoje Gailevičiūtė, Veličkaitė ir praranda dar vieną kamuolį Simona Veličkaitė. Čia bando kontratakuoti Albanijos čempionės. Pilipenko. Ir be pražangos čia stabdoma Natando Vilakazi. Penkios minutės lieka iki pertraukos šiose rungtynėse, plus kiek pridės rungtynių arbitrės, bet bent jau kol kas neatrodė, kad labai daug to laiko būtų pagrindo pridėti. Čia pražanga prieš Izadorą Freitas, nors nukentėjo abiejų ekipų futbolininkės. Filenko. Jos perdavimas arčiau baudos aikštelės, ten Vilakazi, čia aišku pražangos niekas nefiksuos. Pati Natando Vilakazi slystelėjo. Įdomu tai, kad per 8 bandymus UEFA čempionių lygos atrankoje Vlaznijos komanda nei karto nesugebėjo įveikti atrankos turnyro. Tačiau šį kartą yra pakankamai arti to ir tikrai turi visus šansus. Pirmą kartą klubo istoriją tai padaryti. Gintra, priminsiu, kad 2 metus iš eilės sugebėdavo įveikti atrankos turnyrus ir žengdavo į pagrindinį moterų čempionių lygos turnyrą. Pernai Gintra buvo tarp 32 geriausių Europos futbolo moterų komandų. Prieš 2 metus buvo ir tarp 16. Kristina Guteva ir toliau neleidžia kontakto šiose rungtynėse. Kiekvienas prisilietimas, kiekvienas pasigalinėjimas yra traktuojamas labai akylai ir tų pražangų šiandien jau labai daug. Čia reikia išmušti kamuolį. Ir dabar tas kamuolys atsidūrė už galinės vartų linijos. Kartu sudėjus, abi komandos šiandien taisyklės pažeidė jau 12 kartų. Iš tų 12 pražangų 2 buvo vertos geltonų kortelių. Tiksliau viena buvo už pražangą, kita buvo už reakciją į teisėjo sprendimą. Čia pražanga prieš Liubą Gučenko. Ir atrodo, Rimantas Viktoravičius dabar sužaidė su savo sudėtimi ir Liuba Gučenko turėtų kilti į priekį, žaisti saugias pozicijoje, o Algimantė Mikutaitė bei Natando Vilakazi užims krašto gynėjų vietas. Bent jau tokie atrodė nurodymai skambėjo iš Rimanto Viktoravičiaus lūpų. Čia šansas ir nepataiko į kamuolį galvą Miranda Nild. Tas įvartis varžovėms į Rūbinę tikrai labai padėtų šiose rungtynėse.
Bet bent jau kol kas ir toliau. 0-0 čia. Gailevičiūtė. Iškart nieko nelaukiusi siunčia kamuolį į priekį Liubos Gučenko link. Dar prieš keletą metų Liuba Gučenko nuolat rungtyniaudavo kaip atakuojanti futbolininkė. Čia Pilipenka nesiryžta smūgiuoti. Gailevičiūtė labai didelė varžovių koncentracija ten aikštės centre ir sudėtinga iš tokios situacijos atlikti kokybišką smūgį. Taip, smūgis į vartų plotą, bet ir vėl tiesiai Danieliai Edzel į rankas. Pabaigiant mintį apie Liubą Gučenko, kaip jau sakiau, dar prieš keletą metų rungtyniaudavo kaip atakuojanti futbolininkė, bet jau praėjusiame sezone įvyko ta tokia galutinė, sakykime, transformacija ir Liubą Gučenko dažniausiai matydavome krašto gynėjos pozicijoje. Legionieriai iš Baltarusijos Lietuvoje rungtyniauja jau ne pirmus metus ir gali save vadinti ir Gintros universiteto komandos senbuvę. Neverdauskaitė turi erdvės, Neverdauskaitė leidžia jai būti su kamuoliu varžovės. Izadora Freitas gražiai suklaidina varžovę. Čia 1 minutė yra pridedama prie pirmojo kėlinio. Pilipenka, Gučenkai. Vėl Ana Pilipenka. Neverdauskaitė. Siunčia kamuolį į priekį, ten Vila Kazy, laimi dvikovą ore. Ir čia pasimetusi buvo Danielė Edzel, bėgo kamuolio link Miranda Nil, galbūt šiek tiek pavėluotai, bet tikrai buvo šansas nustebinti varžovę. Šiek tiek geresnių žinių galima sulaukti ir iš Marijampolės, ten Birkirkaros komanda sušvelnino atsilikimą nuo Wexford Youth ekipos. Ten rezultatų 2-1 pirmauja Airijos čempionės. Na ir turbūt viena paskutiniųjų Gintros galimybių šiame kėlinyje. Ir čia štai taip vos neįsisuka kamuolys į vartus. Nuo virpsto atrodo kamuolys atšoko už galinės vartų linijos ir kaip ir sakiau, tai buvo paskutinis epizodas pirmajame rungtynių kėlinyje, po kurio kol kas rezultatas Gintros universiteto toli gražu netenkinantis 0-0. Dabar pertrauka, per kurią Rimantas Viktoravičius turės spręsti, kaipgi čia pralaužti tą Albanijos čempionių gynybą. Taigi dabar pertrauka ir po maždaug 15 minučių susitiksime ir pratęsime šią tiesioginę transliaciją. I'm walking out. Oh, this time I'm walking out. This time I'm walking out. Here I am in a bed on fire, putting on my heart's desires right through that door. And this time I'm walking out. There go my wings.
boys say, hey, that's my lemonade, make the boys say, hey, that's my lemonade, make the boys say, hey, that's my lemonade, make the boys say, I keep changing shape. Maybe it's a dream. Maybe I'm awake. I keep seeing snakes. Talking to myself. Talking to the wave. For a stitch in time, I walk in sand and try to find some holy land. And then I see it start to rain. May it fall from so high. Your song, light to my truth. Help me up again. Anything you'll find. What I lose is never mind to keep. Over waterfalls, for a stitch in time, I walk in sand and try to find some holy land. And then I see it start to rain. May it fall from so high. Your song, yeah, I see it start to rain. May it fall from so high. Your song, walk on. Grįžtame į tiesioginę transliaciją iš Alytaus miesto stadiono. Visai netrukus antrasis rungtynių tarp Šiaulių Gintros universiteto ir Vlaznijos komandos iš Albanijos kėlinys. Kol kas čia per 45 minutės neįvyko, galima sakyti, nieko. 0-0 toks yra rezultatas ir tas rezultatas Gintros komandai netinka. Rimantas Viktoravičius nieko nelaukęs ieško sprendimų, ieško kitų būdų, kaip pralaužti Albanijos čempionių gynybą ir iš karto jau pertraukos metu Rimantas Viktoravičius atlieka keitimą vietoje 21-ojo numerio Mirandos Nild, aikštėje 15-uoju numeriu pažymėtais marškinėliais vilkinti Rimantė Jonušaitė. Jau ne kartą kalbėjau apie
šią jauną ir talentingą lietuvę per pirmasias šio atrankos turnyro rungtynes. Tai yra futbolininkė, kuriai viso labo 15 metų, bet tai yra futbolininkė, kuri jau debiutavo Lietuvos moterų rinktinėje, tą padarė įmušdama įvartį ir tai yra futbolininkė, kuri šiuo metu Lietuvos moterų A lygoje per 8 žaistus susitikimus yra įmušusi net 24 įvarčius. Taigi šiandien 45 minutės, kurias turėtų praleisti aikštėje Rimantė Jonušaitė ir tai yra šansas pademonstruoti, kad tie įvarčiai moterų A lygoje, kad tie įvarčiai Lietuvos moterų rinktinėje toli gražu nėra kažkoks atsitiktinumas ir kad tų įvarčių gali mušti futbolininkė ir dar aukštesnėme lygyje. Aišku, lengva padaryti tą nebus. Priminsiu, kad galbūt stebite šią transliaciją ne nuo jos pradžios. Gintros universiteto komandai būtinai reikalinga pergalė ir ta pergalė greičiausiai bus reikalinga bent 2 įvarčių skirtumų, todėl nes Veksvardo komanda po pirmojo kėlinio rezultatų 2-1 jau pirmavo prieš Birkirkaros komandą iš Maltos ir Gintrai pergalės vieno įvarčio skirtumų užtektų tik tuo atveju, jeigu Veksvardo komanda tų rungtynių nesugebėtų laimėti. Čia Gučenka, Gailevičiūtė, vėl Liuba Gučenko, bet tiesiog per stiprus perdavimas būnant taip arti viena kitos. Čia aišku ne vien Liubos Gučenkos, bet ir Dovilės Gailevičiūtės kaltė šioje situacijoje. Perimtas kamuolys, Algimantė Mikutaitė keičia atakos kryptį, Simona Veličkaitė čia. Bando žaisti vieną prieš Aleksandrą Popovič, bet Popovič čia sugeba pristabdyti Simoną Veličkaitę. Ir apskritai, jeigu moterų A lygoje, jeigu Baltijos moterų lygoje Simona Veličkaitė dažnu atveju ir žaisdama vieną prieš vieną įveikia varžoves, čia perdavimas Jonušaitės link. Šį kartą Jonušaitė nesuspėja, perdavimas kiek per stiprus, bet turint aikštėje Rimantę Jonušaitę, tas žaidimo konceptas turėtų, manau, šiek tiek keistis. Vis tik Miranda Nild buvo futbolininkė, kuriai dažniausiai buvo siunčiami aukšti kamuoliai. Taip, Rimantė Jonušaitė taip pat gali kovoti dėl tų aukštų kamuolių, bet lygiai taip pat ji gali būti labai naudinga priimdama trumpus ir žemus kamuolius. Čia Filipenka turėjo galimybę, jeigu būtų turėjusi galimybę, jeigu būtų pavykę susistabdyti kamuolį. Čia Jonušaitė, numestas kamuolys ir įvartis. Liuba Gučenko 1-0 ir Šiaulių Gintra universitetas pradeda vykdyti tą užduotį, kurią turėjo vykdyti nuo pat rungtynių pradžios. 1-0 Liuba Gučenko ir Šiaulių Gintros universiteto komanda deda žingsnį link to, kad komanda žengtų į kitą etapą. Ir jau dabar galima sakyti, kad pasiteisino Rimanto Viktoravičiaus sumanymas dar pirmojo kėlinio pabaigoje pastumti Liubą Gučenko į ataką ir atgal atitraukti nuo Tando Vilakazy bei Algimantę Mikutaitę. Ir dabar, aišku, dar niekas nėra atlikta. Taip, vienas įvartis jau leidžia pirmauti ir leidžia jaustis kur kas užtikrinčiau. Ir iš vienos pusės to vieno įvarčio galėtų net ir užtekti, jei Birkirkaros komanda ten padovanotų teigiamą rezultatą ir neleistų laimėti Veksvardo komandai, bet turbūt mažiau reikia žiūrėti į tas rungtynes ten Marijampolėje ir visų pirma reikia spręsti reikalus čia ir galvoti apie tai, kad tą antrą įvartį reikia mušti būtinai. Čia Izadora Freitas stabdosi kamuolį, Jonušaitė smūgiuoja kairę koją. Smūgis šį kartą vėl Danielės Edzel rankose, bet tai jau yra
Vėl tie patys ženklai, kuriuos matėme pirmojo kėlinio pradžioje, kai Gintra tikrai žaidė kur kas geriau. Ir dar norisi grįžti prie pirmojo įvarčio. Visų pirma, ten Rimantė Jonušaitė. Tik po pertraukos aikštėje pasirodžiusi futbolininkė sugebėjo laimėti kovą ore, sugebėjo numesti kamuolį Liubai Gučenko ir sugebėjo sukurti savo komandos draugiai fantastišką progą pasižymėti. Taigi, dar vienas Rimanto Viktoravičiaus teisingas ir pasiteisinęs sprendimas. Tiesa, aišku, dabar reikia jokių būdų nepamiršti ir savųjų vartų saugumo. Čia smūgis šalia vartų. Viskas šį kartą baigėsi gerai. Greta Lukančiukė. Na, čia nori Gintra pradėti savo atakas nuo pat vartų, nori Gintra būti su kamuoliu, nori žaisti tą kamuolį. Ir čia daug erdvės turėjo Gailevičiūtė, Liuba Gučenko metasi kamuolį į priekį, bet taip lengvai nepraleidžia jos Aidana Mustafa. Čia gražiai žirklėmis kamuolio atsikrato. Megi Doči, Albanijos čempionių komandos kapitonės pareigas šiandien einanti futbolininkė. Ten Neverdauskaitė ginasi sėkmingai, bet kamuolys išrieda už galinės vartų linijos. Tai reiškia, kad matysime dar vieną kampinį prie Gintros universiteto komandos vartų. Tai bus trečiasis kampinis prie Gretos Lukančiukės baudos aikštelės. Gintra yra kėlusi 6 kampinių šiandien. Vestina Neverdauskaitė antrajame aukšte šį kartą sužaidžia labai patikimai. Gailevičiūtė toliau nuo savų vartų, Izadora Freitas. Ir be pažangos čia viskas pavyksta Gintrai. Simona Veličkaitė, nors ir atrodė, kad stumtelėjo šiek tiek varžovę, bet rungtynių arbitrės asistentė buvo visai šalia ir nusprendė, kad nieko ten blogo nebuvo. Amanda Doyle palieka kamuolį komandos draugiam. Aišku, Amandos Doyle užduotis šioje situacijoje yra priimti kamuolį, o ne jį grąžinti į aikštę. Būtent tą Doyle ir daro dabar. Vila Kazy prilipusi prie amerikietės ir amerikietė šią mikrodvikovą vėl sugeba laimėti. Dar vienas kampinis, jau ketvirtasis. Ir Greta Lukančiukė čia laiku ir vietoje palieka vartus, o Simona Veličkaitė rūksta į priekį. Veličkaitė dar vieną varžovę apeina, perdavimas Jonušaitė ir dėja, bet nuošalę fiksuoja rungtynių arbitrės asistentė. Buvo variantas atlikti perdavimą ir į dešinę, ten buvo Liuba Gučenko. Ir bent jau tas pirmas vaizdas atrodė, kad Gučenko galbūt ir nebuvo nuošalėje, bet na, reikėtų pamatyti pakartojimą. Čia Vila Kazy. Izadora Freitas. Filenko. Gailevičiūtė ir turi erdvės čia. Ir netikslus perdavimas Rimantės Jonušaitės link. Čia klaida. Ir žaidimas ranka fiksuojamas Megi Doči. Gučenka. Liks kamuolys Gintrai. Pati Gučenko dairosi, kam grąžinti kamuolį žaidimą. Randa Dovilę Gailevičiūtę. Neverdauskaitė. Filenko.
Buvo akimirka šansas atlikti ilgą perdavimą Liubos Gučenko link. Gailevičiūtė. Filipenka. Į kraštą vėl Liuba Gučenka. Filipenka. Jos smūgis kairę koją labai netikslus. Tuo metu Marijampolėje Veksvardo komanda įmušė ir trečiąjį įvartį, tai reiškia, kad ir vėl Veksvardo ekipa ten pirmauja 2 įvarčiais ir viskas panašiai, tai kad reikės Gintrai mušti ir antrą kartą su ta sąlyga, kad nebepraleis Lietuvos čempionės. Cassidy Blanchard. Siunčia kamuolį Gintros baudos aikštelės link ir čia vėl labai gerai žaidžia Vestina Neverdauskaitė. Labai gerai valdo kamuolį čia Megidoči. Sugebėjo, būdama tarp kelių Gintros futbolininkių, išsisukti, sugebėjo susikurti erdvės smūgiui ir laimė, kad tas smūgis nebuvo itin vykęs. Filenko. Algimantė Mikutaitė. Vėl Anastasija Filenko. Ilgas Neverdauskaitės perdavimas. Bulič. Ir atitenka kamuolys vis tiek Blaznijos ekipai, nors Anastasija Filenko ir vėl labai nenori sutikti su rungtynių arbitrės sprendimu. Čia Rimantė Jonušaitė. Liks kamuolys Gintrai. Na ir tas įvartis, aišku, išjudina ir tribūnose susirinkusius sirgalius, kurių, aišku, didžioji dauguma čia palaiko Lietuvos čempiones, nors yra, aišku, keletas žmonių, kurie palaiko ir Albanijos komandą. Anastasija Filenko, Gailevičiūtė. Neverdauskaitės perdavimas Gučenkos link. Čia viską gerai sumaniusi buvo Liuba Gučenko, norėjo vienu lietimu galvą nusiųsti kamuolį ten į priekį Izadoros Freitas link, bet to padaryti nepavyko. Čia be pražangos ginasi Gintra. Filenko, Freitas. Lieka su kamuoliu Izadora Freitas, čia Vila Kazy gali aštrinti žaidimą. Bet tas aštrumas šį kartą gaunasi labai nekaip. Tiesiog per stipriai atsileido kamuolį afrikietė. Na, žiūrint į tai, ką Rimantas Viktoravičius rungtynių eigoje galėtų dar leisti į aikštę, norėdamas ir bandydamas stiprinti komandos puolimą, visų pirma turbūt Kellen Bender. Viena iš seserų Bender tikrai, bent jau man visai neblogą įspūdį paliko rungtynėse su Birkirkaros komanda. Čia Gailevičiūtė, Gučenka. Na, priekyje ten vėl Rimantė Jonušaitė, Izadora Freitas. Filenko į priekį, čia bėga Simona Veličkaitė ir vėl labai nedaug pritrūksta. Kitos dvi futbolininkės, Izadora Freitas ir Rimantė Jonušaitė į tą kamuolį nereagavo, na, visiškai suprantamai, nes būtų buvusios nuošalėje. Čia Gailevičiūtė išsaugo kamuolį aikštėje. Labai gražiai žaidžia Dovilė Gailevičiūtė ir pavyksta uždirbti dar vieną kampinį jai. Tarp kojų varžoviai pasiuntė kamuolį
viena iš svarbiausių Gintros futbolininkų aikštės centre. 7. kampinis, kurį šiandien kels Gintros universitetas. Notandovi Lakazy keliauja prie kampinio gairelės. Dabar Lakazy perdavimas. Čia šansas ir į išorinę vartų pusę smūgiuoja Ana Pilipenka. Nors čia ir vėl reiškia nepasitenkinimą arbitre Gintros futbolininkės. Pusę valandos lieka iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Čia vėl pavyksta apsiginti sėkmingai. Izadora Freitas keičia atakos kryptį. Ten Ana Pilipenko. Liks kamuolys Gintros komandai. Neįtin vykusiai, tiesą sakant, pakeitė kryptį Izadora Freitas. Ten pataikė kamuolį ten, kur nei Simona Veličkaitė, nei Ana Pilipenka buvo arti ir tą kamuolį galėjo priimti. Izadora Freitas į kraštą, geras perdavimas Liubai Gučenko, ši vienu lietimu į baudos aikštelę. Nespėjo prie kamuolio Rimantė Jonušaitė. Bet toliau tęsiasi Gintros išpuolis. Mikutaitė, jos perdavimas į baudos aikštelę. Čia atšoka kamuolys štai taip. Ne, teks gintis dabar. Čia labai geras perdavimas iš gilumos ir rūksta į priekį Amanda Doyle. Notandovi Lakazy. Išbandymas jai, reikia stabdyti varžovę, reikia stabdyti ataką. Ir pavyksta dabar jau grįžti arčiau savųjų vartų didžiai daliai Gintros komandos ir pavyksta ir apsiginti. Lakazy čia yra futbolininkė, kuri turi tos sprogstamosios jėgos, bet nusprendžia atiduoti kamuolį komandos draugėm. Jonušaitė, geras perdavimas, Jonušaitė lieka su kamuoliu, atlikti perdavimo Izadorai Freitai nepavyksta. Gučenka, perimtas kamuolys. Jau baudos aikštelėje Liuba Gučenka, jos smūgis ir vėl nepavyksta niekam iš komandos draugių uždaryti to smūgio pusiau perdavimo. Na, bet kalbant apie tai, ką jau matėme per tas 63 sužaistas minutes, net ir neskaitant turbūt to pelnyto įvarčio, Liuba Gučenko šiandien yra geriausia Gintros komandos futbolininkė. Čia pražanga. Teisėjos rungtynių arbitrės veiksmai kuo toliau, tuo didesnio nepasitenkinimo sulaukia ir iš tribūnų. Megi Doči prie kamulio, aišku, laukia perdavimas į baudos aikštelę. Doči, jos perdavimas tolimojo virpsto link. Ten atrodo Vestina Neverdauskaitė susidūrė su varžove, bet panašu į tai, kad viskas yra gerai ir galės tęsti žaidimą Neverdauskaitė. Dabar būtent jai įžaidžia kamuolį Greta Lukančiukė. Gučenka. Vėliau Anastasijos Filenko perdavimas neįtin vykęs. Bet Rimantė Jonušaitė žaidžia iki galo ir vėl sugeba sužaisti taip, kad laimi. Kamuolį Gintrai, vėliau ta pati Rimantė Jonušaitė stumia varžovę į nugarą ir už tai užsidirba dar vieną pražangą. Čia labai lengvai leidžia kamuolį
susitvarkyti Anai Dauzat, Gintros futbolininkės. Čia pavojinga ataka. Ana Dauzat dabar nesusitvarko su kamuoliu. Čia štai toks smūgis iš toli ir ojojoj. Cassidy Blanchard pamėgino smūgiuoti iš labai toli ir tikrai pakankamai neblogas smūgis gavosi čia. Greta Lukančiukė turėjo padirbėti ir ypatingai dabar ne visai patogioje situacijoje yra Gintros universiteto komandos vartininkė tiesiai į akis. Šviečia saulė jai, kol dar nepasisuko. Ji už stadiono. Čia smūgis. Ir Gintra apsigina. Čia dar spėjama ir Izadora Freitas. Mikutaitė. Ir praranda kamuolį Algimantė Mikutaitė, lygioje vietoje klaida, kur praradusi kamuolį iš karto atsikerti ir čia nedaug trūko, kad Anastasija Filenko tą situaciją ištaisytų. Greta Lukančiukė gaudo kamuolį savuosiuose vartuose po Megidoči smūgio. Čia šansas perimti kamuolį, pritrūksta nedaug. Janušaitė, Veilevičiūtei. Šį kraštą Liubai Gučenko, reikia perdavimo į baudos aikštelę, yra ten ir Simona Veličkaitė. Bet ataka baigėsi nesėkmingai, dabar jau tenka galvoti apie savųjų vartų saugumą. Tiesa neilgam. Albanijos čempionių atakos antrajame kėlinyje apskritai. Retai, kada yra panašios į atakas. O Marijampolėje vyksta tikrai įvarčių siesta, ten jau 4-2. Rezultatas toks. Vienu metu Wexford Youths komanda pirmavo ir 4-1, dabar Birkirkaros ekipui pavyko šiek tiek sušvelninti atsilikimą ir Rimantė Janušaitė vėl kvėpuoja varžovių gynėjoms į nugaras ir vėl priverčia jas klysti, vėl priverčia jas užsidirbti. Kampinį prie savųjų vartų. O Rimantas Viktoravičius netrukus atliks ir antrąjį savo keitimą. Kellen Bender bus pasirengusi žengti į aikštę. Vilakazy, jos perdavimas. Neįtin vykusiai atliktas kampinis. Čia Liuba Gučenko gerai žaidžia tiesiai į kamuolį. Vilakazy pati bando smūgiuoti nuo Tando Vilakazy, bet viskas gal ir neblogai, bet Izadora Freitas vėliau pyksta ir pyksta nebereikalo. Ji buvo visiškai laisva ten dešiniajame krašte. Ana Pilipenka baigė savo pasirodymą šiandien Gintros komandoje. Vietoje jos jau mano minėta 17 numeriu pažymėtais marškinėliais vilkinti legionieriai iš Brazilijos Kellen Bender. Kaip jau minėjau, rungtynėse su Wexford Youths komanda Bender tikrai atrodė bent jau man labai neblogai. Ir dabar priekyje kartu su Rimantė Janušaitė, Simona Veličkaitė bandys pralaužti Albanijos čempionių gynybą dar kartelį. Veilevičiūtė. Ramiai, gražiai. Čia Gučenka, jos perdavimas į baudos aikštelę. Susidūrė, atlikdama smūgį su varžove Simona Veličkaitė, bet pražangos, aišku, tokioje situacijoje rungtynių arbitrė neskirs.
Kellen Bender numeta kamuolį į priekį, čia Jonušaitė ir vėl priverčia prakaituoti varžovų gynėją. Kellen Bender, aišku, ir baudos aikštelėje gali būti naudinga, ypatingai turbūt dabar, kai tų perdavimų tikrai nemažai iš kraštų skrieja į baudos aikštelę, o čia nelabai supratau, koks buvo rungtynių arbitrų sprendimas. Panašu į tai, kad užfiksuota nuošalė, bet, na, nežinau, kur čia rungtynių arbitras tą nuošalę įžvelgia. Izadora Freitas gauna per kojas Freitas ir šiandien yra skriaudžiama, šiandien yra mušama. Na, bet tai yra Gintros lyderė ir be jokios abejonės Vlaznijos komandos trenerių štabas tai akcentavo. Dažnai techniški žaidėjai būna skriaudžiami, būna mušami, būna daužomos kojos, bet tokia jau turbūt galima sakyti lemtis. Na, puikiausias pavyzdys turbūt yra Lionelis Mesis. Net sunku suskaičiuoti, kiek kartų per rungtynes jis būna griaunamas, ir šiandien panašioje situacijoje yra ir Izadora Freitas. Mažiau nei 20 minučių lieka iki rungtynių pagrindinio laiko pabaigos čia. Čia Anastasija Filenko užtikrintai. Na, jeigu dar prieš tai galėjome kalbėti apie tai, kad galbūt Birkirkaros komanda gali pateikti staigmeną ir neleisti laimėti Wexford Youths komandai, tai dabar tų abejonių lieka vis mažiau. Čia reikia išmušti kamuolį. Tų abejonių lieka vis mažiau, nes sužaidus 71 minutę Marijampolėje Wexford Youths komandos persvara jau yra 3 įvarčiai, 5-2. Rezultatas ten yra toks. Čia Kellen Bender. Gailevičiūtė. Atgal bando atiduoti kamuolį Kellen Bender, bet labai nedaug trūksta šiai futbolininkai, kad tą kamuolį pasiektų. Neverdauskaitė. Perdavimas į priekį, jis neįtin tikslus, bet pratęs savo ataką Gintra. Vėl Vestina Neverdauskaitė. Mikutaitei. Gailevičiūtės link siunčiamas kamuolys. Dovilė Gailevičiūtė į kraštą. Simona Veličkaitė jau baudos aikštelės prieigose. Perdavimas ir kiek nedaug trūko, kad Rimantė Jonušaitė būtų prie kamuolio pirmoji, būtų tą kamuolį priėmusi. Na, bet tai vėlgi nėra blogiausias variantas. Dar vienas kampinis. Šį kartą ne Vilakazijo, Simona Veličkaitė kels jį. Veličkaitė, jos perdavimas. Na, tų kampinių labai daug, bet šiandien, tiesą sakant, jie visiškai jokios grėsmės Vlaznijos komandai nekelia. Čia Simona Veličkaitė. Bando ieškoti Algimantės Mikutaitės priekyje. Izadora Freitas. Veličkaitė yra griaunama, bet leidžia žaisti rungtynių arbitras toliau. Mikutaitė. Vėl Izadora Freitas. Šį kartą ne visai geras pirmas lietimas, bet kamuolys Gintros komandai lieka. Gailevičiūtė. Čia vėl klaida visiškai lygioje vietoje. Na, ir tų klaidų viso turnyro metu nepavyksta išvengti Gintros universiteto komandai.
15 minučių. Tiek turi Šiaulių Gintros universiteto komanda, kad paverstų savo persvarą bent 2 įvarčiais. Izadora Freitas. Veličkaitė. Čia laukia kamuolio Izadora Freitas ir tuo pasinaudoja Vlaznijos ekipos gynėjos. Mikutaitė, Filenko. Daug kovos aikštės viduryje. Ir čia gali būti pavojinga. Mikutaitė griauna varžovę baudos aikštelėje ir čia yra 11 metrų baudinys. Tai yra labai prastos žinios Gintros universiteto komandai. Ir labai rimtas išbandymas Gretai Lukančiukai. Megidoči stosis prie 11 metrų žymos. Ir tas, jeigu kris įvartis, Gintrai reikės mušti dar 2. Kas be jokios abejonės likus tiek nedaug laiko labai apsunkins galimybės žengti į kitą etapą. Na, bet dar visą situaciją gali išgelbėti Greta Lukančiukė. Ji prieš Megidoči. Rezultatyviausia Vlaznijos komandos futbolininkė šiame atrankos turnyre. Megidoči šiame atrankos turnyre jau yra įmušusi 2 įvarčius. Ir dabar jos išbandymas prieš Gretą Lukančiukę. Ir vis tik tai krenta įvartis. 1-1. Sužaidus 77 minutės šiose rungtynėse. Gintros padėtis dabar labai sudėtinga. Per tą likusį laiką, per maždaug 15 minučių, skaičiuojant su pridėtu laiku, Gintros universiteto komandai reikia 2 įvarčių. Reikia 2 įvarčių su ta intencija, kad daugiau komanda nebepraleis. Štai taip atrodo Gintra visą antrąjį kėlinį turėjo. Rungtynių gija savo rankose, Gintra buvo geresnė komanda, bet kvaila klaida varžovų aikštės pusėje, laiku nespėta grįžti į gynybą, pražanga baudos aikštelėje ir 11 metrų baudinys realiai iš niekur. Štai taip gali keisti rungtynių eigą. Ne tik rungtynių eigą, bet realiai viso europinio sezono eigą. Na, bet vėl, laiko dar yra ir tikrai nereikia sudėti ginklų, nereikia kelti baltos vėliavos Gintrai. Čia Vilakazy. Filenko. Į baudos aikštelę, Rimantės Jonušaitės link. Na, bet aišku, Vlaznijos komanda dabar dar labiau užsidarys gynyboje. Veličkaitė. Viskas baigėsi dar viena klaida. Sunkios rungtynės Simonai Veličkaitei. Dažnai nepavyksta ten dešiniajame krašte kažko sukurti, dažnai nepavyksta įveikti varžovių. Čia Gučenka. Sukasi su kamuoliu praktiškai vietoje. Dabar geras perdavimas Veličkaitei. Reikia tikslaus perdavimo į baudos aikštelę. Tas perdavimas yra. Čia smūgis. Dar vienas bandymas ir nuo vartų.
Dar kartelį, dar po vienos atakos Gintaro universitetas grįžta į savo aikštės pusę, nieko nepešusios. Aišku, Laznijos komanda dabar tikrai niekur nebeskubės, tam tiesiog nėra pagrindo. Laznijos komanda... Čia geltona kortelė. Štai toks rungtynių arbitrės sprendimas. Sara Malik. 6 numeriu pažymėtais marškinėliais vilkinti Laznijos komandos futbolininkė gauna geltoną kortelę. Na ir šiandien kartais atrodo, kad rungtynių arbitrė kartais daro tokius nelabai suvokiamus dalykus, na bet ne tai aišku daro. Turiuomenyje ne tos geltonos kortelės, kad ir tokioje situacijoje daro įtaką, didelę įtaką rungtynėms. Laznijos komanda, kaip jau prieš tai minėjau, dar nei karto per savo klubo istoriją nėra žengusios į pagrindinį UEFA moterų čempionių lygos etapą. Vilakazy, baudos aikštelė. Ir šiandien Albanės yra labai arti to. Ir pirmąjį keitimą, atrodo, netrukus atliks Nikolinas Leka. Čia Izadora Freitas. Baudos aikštelėje, perdavimas ir dar vienas kampinis turėtų būti. Taip ir yra. Notando Vilakazy. Kels kampinį dar kartelį. Jau 10. Jubiliejinį Gintros kampinį šiandien. Vilakazy, perdavimas Jonušaitei. Čia kamuolys atšoko štai taip. Veilevičiūtė nesėkmingai stabdosi kamuolį, bet vėliau ir saugo jį savo komandai. Simona Veličkaitė į baudos aikštelę ir dar vienas kampinis. Bėda ta, kad tie kampiniai kol kas, kaip ir sakiau prieš tai, realios grėsmės per rungtynes taip ir nesukėlė. Danielė Sedzelginamiem vartam. Veličkaitė, jos perdavimas. Dabar Veilevičiūtė. Vilakazy. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Ten Jonušaitė kovoja. Veilevičiūtė. Jos smūgis kamuoliui esant ore, bet nepavyksta sėkmingai pataikyti į kamuolį ir kamuolys vėl skrieja už galinės vartų linijos. Laiko vis mažiau ir mažiau. Ta laiką Albanijos ekipos futbolininkės, aišku, temps, kiek leis teisėja, kiek leis galimybės. Prie to, aišku, prisijungs ir trenerių štabas su keitimais. Ezi Lufo bus futbolininkė, kuri pasirodys aikštėje netrukus Laznijos ekipoje. Mikutaitė. Anastasija Filenko. Vėl ieškoma Rimantė Jonušaitė ir pavyksta ją rasti šalia baudos aikštelės. Veličkaitė. Dar vienas Veličkaitės perdavimas. Čia Liuba Gučenko. Galbūt buvo galima bandyti viską išspręsti paprasčiau. Veilevičiūtė. Lieka su kamuoliu ji. Kellenbender.
Vėl Simona Veličkaitė. Na ir dabar jau taip. Nieko turbūt nuostabaus. Laznijos komanda esant menkiausiai progai siunčia kamuolį kuo toliau nuo savųjų vartų ir to noro žaisti su kamuoliu Albanijos čempionės tikrai nebeturi. Bet tai yra visiškai suprantama ir pateisinama, kaip jau ir minėjau. Dabar tas keitimas bus atliekamas. Esilufo pasirodys aikštėje, pakeisdama 8 numerį Hana Dauzat. Amerikietė šiandien liko be įvarčio, bet buvo pakankamai pastebima aikštėje. Atliko nemažai darbo. Izadora Freitas, Veličkaitė į baudos aikštelę vėl. Pirmosius kamuolius dažniausiai laimi Gintros universiteto oponentės, o čia kupina jėgų. Esilufo pamėgino nustebinti Gintros gynybą. Bila Kazy, Izadora Freitas. Pyksta Izadora Freitas čia ant rungtynių arbitrės, kad nebuvo fiksuota pražanga. Rodė, kad buvo laikoma, bet Kristinai Gutevai tai nė motais. Vėl Simona Veličkaitė. Bila Kazy, Gailevičiūtė. Gailevičiūtės perdavimas, bet perdavimas į tą zoną, kur nekirtų komandos draugės. Visos komandos draugės jau judėjo kita kryptimi, judėjo baudos aikštelės link. Mikutaitė. Vėl Simona Veličkaitė. Čia dar viena Simonos Veličkaitės klaida, bet pati tą klaidą tais. Lietuvos moterų rinktinės narė. Kellen Bender. Mikutaitė grąžins kamuolį žaidimą. O iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos viso labo 2 minutės. Belieka. Gailevičiūtė. Bandė ieškoti Liubos Gučenko, bet čia dar viena klaida. Gučenka. Bila Kazy. Netiksliai. Liks kamuolys Gintrai. Na, bet viskas po truputį artėja link to, kad po 2 metų iš eilės įveikus atrankos etapą šiemet gali tekti būti be jo. Aišku, tai bus didelis nusivylimas Gintros komandai ir visam Lietuvos moterų futbolui. Čia perdavimas, Bender. Čia vėl nesusikalbėjimas tarp Gintros futbolininkų ir vėl pralaimėtas kamuolys tokioje situacijoje, kurioje tiek viena, tiek kita Gintros futbolininkė tą kamuolį turėjo laimėti. Vėl Simona Veličkaitė, jos perdavimas į baudos aikštelę ir tiesiai Danieliai Edzel į rankas. Vartininkė, aišku, niekur nebeskubės. Čia lieka viso labo 10 sekundžių iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Na ir plus tiek, kiek pridės rungtynių arbitrės, o rungtynių arbitrės prideda netrukus, pamatysime kiek.
Prideda 3 minutės. Gintros universitetui per tas 3 likusias minutės reikia mušti 2 įvarčius, norint žengti į kitą atrankos, į kitą moterų čempionių lygos etapą. Liuba Gučenko. Į baudos aikštelę, bet ten nei Kellen Bender, nei Rimantė Jonušaitė kamuolio pasiekti nesugeba. Nikutaitė. Filenko. Vėliavičiūtė. Savo ruoštų Wexford Youths komanda ten rungtynėse su Birkirkaros ekipa viską išsprendė dar ramiau. Ten tokiu pat rungtynių metu rezultatas jau 6-2. Pasilinksmino Airijos čempionės rungtynėse su Maltos čempionėmis. Tiesa, net ir įveikusios Vlaznijos komanda, tiksliau net įveikusios Gintros ir Birkirkaros komandas, Wexfordo futbolininkės šansų patekti į kitą etapą paprasčiausiai nebeturėjo. Visiškai nesvarbu, kai būtų pasibaigusios šios rungtynės, visiškai nesvarbu, kai būtų pasibaigusios jų pačių rungtynės. Tas pralaimėjimas būtent Vlaznijos komandai buvo tas kertinis dalykas. O Vlaznija turbūt būtent su Wexfordo komanda ir sužaidė geriausias rungtynės šiame atrankos turnyre. Kaip ir Gintra, taip ir Vlaznija vargo rungtynėse su Birkirkaros komanda iš Maltos. Skirtumas tas, kad Gintra pralaimėjo Wexfordo Youths ekipai, o Vlaznija sugebėjo aires įveikti. Beličkaitė išsaugo kamuolį aikštėje. Filenko į baudos aikštelę, netiksliai. Liuba Gučenko. Dovilė Gilevičiūtė. Jo smūgis iš toli yra blokuojamas. Filenko sustabdė kamuolį varžoviai. Nikutaitė. Ir tai yra rungtynių pabaiga. Rungtynių, kurios vėl nesusiklostė Gintros universitetui taip, kaip daug kas tikėjosi, taip, kaip daug kas norėjo, ir galite pasižiūrėti dabar į tai, kaip džiaugiasi Albanijos čempionės pirmą kartą klubo istorijoje po 8 nesėkmingų bandymų žengiančios į pagrindinį UEFA moterų čempionių lygos etapą. Na, o Gintro universitetui belieka aikštę palikti nuleistomis galvomis, kad ir kaip bebūtų gaila, bet šiame atrankos turnyre, nors ir buvusi favorite, Gintra nesugeba pateisinti ją dėtų lūkesčių, ir Gintros universiteto komanda po 2 iš eilės metų įveikiant atrankos etapą šį kartą lieka be jo. Taigi Gintros universiteto komandai sezonas Europoje yra baigtas ir dabar belieka kovos Lietuvos moterų lygoje bei Baltijos moterų futbolo lygoje. Tiesa, ten ir ten Gintros universiteto komanda bent jau šiuo metu užtikrintai pirmauja, ir kaip be pažiūrėsi, didžiausi lūkesčiai buvo dedami būtent į kovas moterų čempionių lygoje. Na, nuotaikos liūdnos, bet nieko čia nebepakeisi, reikia dirbti ir žiūrėti į kitus metus, reikia laukti kitų metų, ir galbūt kitais metais tas pasirodymas moterų čempionų lygoje bus geresnis. Šias rungtynes ir visą atrankos turnyrą stebėti kartu padėjau aš, komentatorius Lukas Gintautas, ir su jumis atsisveikinu iki kitų kartų. Iki.
pas si loin d'ici.